Labas rytas. Antradienis. Montuoju vidosą. Žvengiu pats belė kaip montuodavas, kaip uošmenės namą dažėm. Ir geriausias jis požiūris tas, kur sakė, kad žiaurus prie žiauraus tinka. Ir Vilė atnešė tokį gražuolį pyrago gabaliuką. Bet galėjo jinai man atnešti jį neprakastą. Nu, ką tik jau prakastą. Da buvo jau kampis nukast. Nu. Bet iš tikrųjų paragavau Vilę ir eina šik tie visi kavinės, žinok. Kam ten važiuot, kai tu tokį grožį, tokį skonį sugebi pagaminti. Dar nesu taip skaniai valgęs. Net jau kampiuką paragavęs, jau žinau. Jau jaučiu. O kaip mokysiu iškėpti rapirtėlis. Kad nereikia girti. Lemba. Bele kaip gerai. Ir vat už tokį gabaliuką moki 5 eurus ten ir neskanu būna. Kaip tai? Pastovėjęs ten jau būna. Nu, šik. Apdžiūvęs jau toks. Ir dar šaldytuvas skonio pritraukęs. Vilės pyrago kaina šitokio dydžio. Čia koks kilograms, ne? Nežinau. Nu, turbūt apie kilą. Gavosi 10 eurų. Tai realiai dvi. Kaip čia 2 kartus nueiti kavinę. Po gabaliuką patimti. Tai va, mes įsidėjom dabar 10 eurų Vilė čia. Vis dėlto neįveiksiu aš viso pyrago, nes eina šit koks visai sotus. O Vilė dan savo karamelės tik užsivarė, bet labai tinka čia ta karamelė. Mėly mūsų žiūrovai, aš nusidėjau ir pamiršau vynelį. Nu, nepavirta acto. Tas labai gerai. Tai čia yra liepžiedžių vynas. Arba aš čia nuo viršaus įsipyliau. Nesumaišyto. Ir jis toks. Arba nežinau. Bet gerulis. Sekantis, kurį irgi, nu šiaip visus pamiršau. Čia yra vyšnių ir raudonųjų serbentų. Bent jau aš taip manau. O kai paragausim, suprasim. Reiktų pamatuoti laipsnius. Kvapas nekoks. Plemba. Biškis skonis užneša į... Seniau būdavo kis sidras. Miško uogų. Mano pats skaniausias būdavo. Tai šitas irgi užneša, bet... Taip kažkokį poskonį nekokį. Čia yra mano favoritas. Ne, nu... Tas siurblys. Čia yra juodieji serbentai. Va. Šį skonį aš myliu. Kitais metais reiks 100 litrų jo pasidaryti. Blemba, vien tas kvapas tų juodųjų serbentų. Vau. Prie šito galima ir priprasti. Bele kaip. Sakykit. Ką jaučiat? Koks kvapas, skonis, aromatas? Atlūksta. Rūkšta? Da, lūksta. Dar rūkšta? Bet jau geresnis, jau nebe kažkoks, nebe toks parūgęs. Kaip skonis, kvapas, aromatas? Kokių uogų pasakyk? Atspėk. Vynogės, tos ne vynogės, vyšnės. Ne vyšnios? Nėra vyšnių. Tik serbentai. Ir kokie? Juodi? Taip, čia juodi serbentai. Tik juodi serbentai, kodėl aš vyšnės jaučiu. Nežinau. Prakaits išmušiu čia besiduodant kambarį. Va, nuo tiek, jau prakaits išmušė. Ne, nuo Melisas kambarį. Melisa išvažiavo, tvarkingą kambarį paliko, o Vilė sukuitė. Taip, aš viską. Tai dabar apkaltinsiu dukrą, kad čia jinai tai padarė, kai grįš iš daržo. Biškiu sukavojau po lovą, nes čia nesąmonė. Lendam į spintą ir sakom. O tu mane nugirti nori. Čia ne alkoholio nesikuka. Ai. Na, tai to visą nebūtina, to paragauti reikia. Tai švelnesnis, netoks rūgštus. Nors skonis blankesnis. O nuskanesnis? Tik rūgštelės, biškai padauganam.
Neblokščiai. Na, Pieno nedavė, tai sueitų į tos. paleidau aš jį šiandien vis tiek dar pasivažinėti, nes jisai daro dabar taip linijas. Skersai sklypą. Buvo vakar biški skersai, šiandien visiškai skersai. Ir kaip skiriasi žolynas, kur laiku pasėjom šitą dalį ir kur nelaiku pasėjom. Aišku, ir matosi, kur nesėjom. Va čia va, ir tas toks vingiuotas. Tai iš vis žolės beveik nėra. Na, o aš va, einu. Šiandien jau šiek tiek atsigavimas, ne šiek tiek, o gerokai atsigavimas jau. Iš po fasado ir baliuko sunkiausia buvo tai šeštadienį dirbti. Nes tas 12 nakties nueit miegot. Ir tai tas nuėjimas miegot buvo toks, kad kai žmonės šalia tūsina, tas namelis vis tiek kiauras, girdis viskas, tai tiek to miego ten normalaus buvo. Bet lipdydamas fasadą pailsėjau biškį, tai lengvesnis tas gyvenimas paliko. Per sekmadienį iš vis buvau pailsėjęs jau. Išskyrus tada, kai jau armavom fasadą be sustojimo, tai tada jau wow. Bet čia todėl, kad veikia kiti raumenys, nes visą laiką, kai darai naują kažką, pradeda įsijungti nauji raumenys. Tai ten daugiausiai pritupimai buvo ir laipiojimai kopečiom, tai paveikė, tai Bet viskas tvarkoj, kai pagalvoji, tokį greičių namą apšiltinom, tai negalima pykti iš vis. Reiks naujus varščiukus nupirkti, nes šitie tarybiniai čia tokie minkšto metalo, kur vieną kartą išsukai ir viskas. Dar reiktų ir džiaugtis, kad išsukai, bet neišsuku vieno, nes tiesiog sukasi ir viskas. Tai pabandysiu aš vis dėlto jį išardyti ir pervilkti tą gobeleną. Bet lievė, tie senoviniai medvaršiai, tokia lievė. Ir šiaip jie tokie, nėra ko norėti, skersai padaryti. O ir šiaip pusės tų varžtų net nėra. Arba jau tiek nužindyti, kad baisu. Na, net nejuda. Jau tiek išžysti, tiek, kad, neišsuksiu. Reiks, nežinau ko, bulgarkės ir čiučiut įpjauti jaučiu, padaryti minusinę atsuktuvą. Opa, ką jūs veikia čia? Prilipus dar tokia. Aik, pasivaikščiusi. Šitoj pusėje net nėra varžtų ir irgi neišsisuka. Na, šūdas. Galiu pasakyti tik tiek, kad šūdas pradeda lyti. Reikia pakuotis ir varyti. Pirmą kartą gyvenime turiu suktuką lagamine, bet nežinau, kiek jisai taip vaikščios. Eina, pons purškals. Ateinu su kitais įrankiais. Šiek tiek lietus baigęs. Pabandysiu pasidaryti minusinę atsuktuvą. Reikia būtinai priveršti. Jo, pabandom. O, eina. Pasirodo įmanoma tos Sovietų sąjungos varžtus išsukti. Galvojau, kad tikrai lengviau ardysis, nes išsiims viskas patogiai, bet šūda čia. Tie varžtai, nors ir nupjoviau, jie tiesiog sulūžo. Tai visiškas šūdas. Jie atrodo kaip iš aliuminio pagaminti. Išoperavau su atsuktuvu, tiesiog ištraukiau. Gerai, kai jie šūdinai laikos medyje, tai bent jau tiek. Nusisuksiu varžtus. Ai, savo net varžtai. Antro replinio jau reikės. Lemba, toks jausmas, kad čia mašiną ardyčiau, o ne varžtai neatsisuku žudyje. Čia tai būna tik su senovinė technika turbūt. Pagaliau. Tai pasidedu čia, nieks nelieskit.
Ištraukiam varžtus. Sakau, ištraukiam. Irgi pasidedam. Vienoj pusėje nieko nėra tarpelyje, o kitoje yra toks metaliukas. Tai arba jisai pamestas, arba jo nebuvo. Tai kokią teoriją galėtumėm kelti. Sakau, metaliukas, čia ne metaliukas, čia medžio gabaliukas. Dėl to kitoj pusėje nėra jaučiu, nes jisai tiesiog perskilo ir pabėgo. O tai išradingumas. Ir tai dar čia net ne medžio gabaliukas, o nuo kojos gabaliukas kažkoks. Na ir tada viskas paruošta. Šitas rėmas tai tobulai. Visas sveikas, neiškleręs. Jį tik nušveist reikia. O baisiausia dalis yra gobelenas. Tai reikia nurengti jį. Gal nebus kaip su tom kėdėm molinukė, kad... Ne, čia daug lengviau. Jau man tas patinka. Bet medį pažeidžiau. Oi, gerai. Nu, restauratorium nebūsiu. Bet vieną dalyką galiu pagirti, kad gamta vis tiek daro savo. Savaitę laiko terasoje ant lietaus, ant saulės, kvapas tos senos močiutės dingo. Ir tada, pažiūrim, kas viduje dedasi. Ofu, čia ponas Paralonas. Jau Ruso laikais buvo Paralono, taip išein. Ir dar 1, 2, 3 sluoksniai. Geras. Įtariu, kad mes Paralono nekeisim, nes jisai, pavyzdžiui, va čia kaip naujas. Ir net nėra dulėjimo požymio. Tik galvoju išplauti jį. Na, praeisiu tuo plovikliu robotu. Ne robotu. Siurblio? Ne, nereiks siurblio. Tiesiog su šlanga gerai praplauti. Arba išveikėmės užpurkta, ne? Nu, kad kvapą išnaikinti. Šitas fotelis 100 kartų ar lengviau ardos negu tos kėdės, kur molinukė buvo, nes čia yra visų pirma eglė. Tai iš jos kniedės traukės labai lengvai ir daug mažiau kniedžių. Oi, ne kniedžių, o kabių. Taip, kabių. Atidarome kapotą. O čia... kas čia per pušys? Ai, čia nuo lino viskas susirinkę. Supratau. O šita medžiaga... kas čia per snargliai? Ai, čia medžiaga priklijuota buvo ir dabar laukia, kai buvo sušlapo tie snargliai atitirpo. Gal man ir pliusas, nes turbūt būčiau sunkiai plėšęs gobeleną. Nu, jo, labai gerai. Na, paskutinė dalis. Paskutinioji daly kažkoks įdomus daiktas prisiūtas apačioj. Tai va, reikia metriuką atsinešti, pasimatuoti, kiek čia tos medžiagos man reikia. Bet 4 dalis, tai turbūt 4 metrų ir reikės, nes yra šitie kraštai užleisti. Dabar padariau linijas, belė kokią ilgumo padariau, tai... Bliamo, kai gerai atrodo. Dabar žiūri pro virtuvės lango ir matos, belė kaip gražios linijos. Ir šiandien nezonavau robotuko ir... Padariau, kad būtų tik tais visas klipas vienu momentu ir rodė 16 su biški arų ir apjaunamos žolės. Tai va, tiksliai. Vaikai prisimastė. Gerai, kad šiltą vandens prileidau. Tai vaiką nori dar leisti. Melisa, ar galima mėtytis? Galima? Gaudyk. Gaudyk. Atžolės, tai biškai pašakiniai, bet eik ten toliau nuo namų. Šiandien buvo draugų diena ir baig! Nesprogo ant smėlio. Į sieną išsitaškė. Ne, nu... Bet net tiška ant tavęs. Atsimušo nuo manęs. Ten nešaudykit. Čia į vieną vietą, kas surinkt man būtų lengvai. Tai... Ai, šiukšlės norės įsirinkti. Melisa, čia mėto. Lemba, bet šalta. Tai šiandien buvo draugų diena, užsuko svečių ir visą dieną taip va. O, realis tai toks, nu, nefainas. Bet tai koks čia smagums dabar sprogdinti. Viens į kitą mėtykit.
Nu, į vieną vietą sakiau. Melisa, mesk į mamą. Na, mesk į mamą. Greitai, mesk į mamą. Na. Melisa, imk šitą, mesk mamą. Na, mesk. Na. Na, mesk. Na, ar man mest? Sproga. Sproga. Vakaras. Ir mes? Žiūrėk. Ką, Melisa, mes? Žiūrėk. Draugelis skraido. Turbūt draugelis atskrido čia naktinė plaštakė. Atgal į Malkas nuskrido, ar ne? Nu tai tegul ten gyvena. Šiandien Vilė sulaukė pasiūlymo, sako, labai gražus jūsų Instagramo profilis. Gal norėtumėt kremukus pareklamuoti, bet Vilė sako, aš tokių nenaudoju. Taip, tinginukė. Tai va. Gėlės neskridai. Ko nenaudojam, to neimam. Skridai į Malkas. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Susimatom kitą dieną. Gal bus saulėta. Bus saulėta gal. Sakai, bus saulėta? Taip. Aš irgi tikiuosi. Bum. Aišku, dar aš gyvas ir nemiegantis, tai kokia romantika yra tai židinys. Beje, užsisakėm šiandien gobeleną šitam mūsų foteliui. Gausim kitą savaitę. Taip. Tai dar visą savaitę truks renovacija jo. Ir beje, gavom gobeleną lygiai tokį pat kaip mūsų lova. Bus šviesus fotelis.